Sveiki, brangus laidos Sėkmingi žmonės klausytojai. Šiandien išgirsite ekskliuzyvinį interviu pakeliui iš Vilniaus į Taliną. Važiuojame į mokymus ir nutarėme prasmingai praleisti laiką bei draugiškai pasikalbėti. Tad pristatau Jums pirmos Vilniuje gyvų tropinių drugelių parodos organizatorę, kultūros renginių vadovę, savidisciplinos programos Drugio efektas steigėją, 3 vaikų mamą ir 3 anūkų babytę Jūratę Kančiauskienę. Labas vakaras, Jūratė. Labas vakaras. Taigi, Jūratė, pradėsime nuo mūsų jau įprasto pirmo klausimo. Kokios gi buvo tavo vaikystės svajonės? Ir galbūt jau yra išsipildžiusių? Šiaip labai sunku taip tiksliai pasakyti, kokia ta buvo mano svajonė, bet vienintelė, ką aš tikrai labai norėjau, tai išmokti gerai jaustis svetimoj aplinkoj ir lengvai pradėti draugauti su įvairiais žmonėmis. Nes tai buvo mano vaikystės problema ir aš labai sunkiai priprasdavau prie naujų žmonių. Nes buvo gyvenimas labai įdomus, tėvas buvo karininkas ir mums kas 3 metus reikėdavo keltis visą laiką į kitą miestą ir į kitą mokyklą. Ir tai iš tikrųjų buvo man labai didelis stresas. Ir galbūt todėl mama man būnant gal 12 metų davė paskaityti pirmą kartą Karnegio knygą, kuri vadinasi, gal pasakysiu rusiškai, Как найти друзей ir daryti įtaką žmonėms. Ta knyga aš perskaičiau 12 metų ir tikrai jinai man labai padėjo. Tuo metu tai buvo vos neuždrausta literatūra ir tikrai surasti buvo labai sunku. Bet man labai pasisekė, todėl kad mano mama tuo metu ir visą gyvenimą labai daug skaitė. Ir tikrai žinojo, ką man duoti paskaityti. Iki 12 metų, žodžiu, svajojo, kad reikėtų kažkaip tai išmokti subendrauti ar nepriprasti lengviau prie žmonių. O perskaičius knygą, ar kas nors pasikeitė gyvenime, ar atsirado naujų svajonių? Galbūt tuo metu negaliu pasakyti, negaliu prisiminti, kokias tuo metu atsirado svajonės. Tik tiek, kad supratau vieną dalyką, kai perskaičius knygą persikraušiau į kitą mokyklą, aš tikrai pasikeičiau, nes aš supratau, kad manęs nepažįsta ir aš galiu žmonėm pasirodyti visiškai tokią, kokią aš noriu būti. O svajonės galbūt tuo metinės aš net negaliu taip labai tiksliai įvardinti. Aš žinau, kad aš labai norėjau slidinėti ir iš pradžių tikrai, kai pakvietė į sporto mokyklą, nenuėjau slidinėti, vien todėl, kad draugė nėjo. Ir tikrai klausiau aplinkinių nuomonės. Bet ačiū Dievui, po 2 metų supratau, kad negalima klausyti vien tik aplinkinių, o reikia žinoti, ką tu nori ir daryti tai, ką tu nori. Ir manau, tai buvo turbūt vienas iš tokių svarbiausių dalykų, ko aš nesenai dar gailėjausi, kad nepadariau, tai yra nenuėjau tada į sporto mokyklą, bet dabar žinau, kad tai buvo puikiai mano pamoka, nes nuo to laiko aš tikrai naudojuosi kiekvieną galimybę, kurią man duoda gyvenimas. Tai kokios tada sekė jūsų studijos ir kas lėmė pasirinkimą jūsų studijų, galbūt gyvenimą ar nepristatėm 3 vaikų mamą, tai 4 metų susilaukėt pirmo vaikučio, galbūt tai buvo jaunoji motinystė, o galbūt vėlyvoji. Čia tiesiog sakau, šaudau klausimais visiškai nepažinodama žmogaus, ar ne? Nes šiandien mes susipažinom su jumis pirmą kartą. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tokios geros nuotaikos esam ir galim pasibendrauti. Vat iš tikrųjų, kokie mokslai, kada atėjo šeima į jūsų gyvenimą? Mokiausi labai įdomią specialybę skaičiavimo technikos, nes anksčiau, būdama mokykloje, galvoju visą laiką, kad man sekasi puikiai matematika, nors turbūt paskutinėje klasėje supratau, kad tikrai puikiai moku ir išdėstyti mintis, įrašyti ir literatūrą irgi puikiai sekėsi, nes baigiau mokyklą geriausiais pažymiais ir būtent egzaminą išlaikiau geriausią, nes rašinys buvo apie karas ir taiką Tolstojų ir tikrai iki šiol prisimenu, kaip aš jį su kokiu džiaugsmu ir malonumu rašiau. Ir tikrai labai anksti ištekėjau ir pakankamai anksti pagimdžiau, man buvo 20 metų, kai gimė mano pirmoji dukra ir manau, kad šiaip jauni žmonės turi gimdyti vaikus, nes tada kitaip į juos žiūri ir kitaip įdeda savo meilę ir savo galbūt sveikatą ir savo visas mintis kitaip išdėsto tiem savo vaikam. Tuo metu
Aišku, tai buvo tarybiniai laikai, galbūt kai kam nesuvokiama, kas tai yra. Ir atrodė, kad nieko tu negali pasiekti, gyvendamas kartu su tėvais. Bet gyvenimas keitėsi. Aišku, atsirado antras vaikas, vėliau perestroika. Reikėjo daug ką pakeisti, nes pradėjau dirbti skaičiavimo centre. Pirmą kartą kompiuterį pamačiau labai senai, 89 metais, kai kurie iš klausytojų turbūt dar tuo metu nebuvo gimę. Taigi, kas tai yra kompiuteris, tikrai senai žinau ir man tai yra nebaisus. Gyvenime dariau labai daugą ir tikrai džiaugiuosi, kad nebijojau keisti savo gyvenimą. Po perestroikos užsiėmiau to, kas man buvo labai turbūt baisu, mes atsidarėm parduotuvę, o tuo metu 93 metais aš galvojau, kad tai yra pats baisiausias dalykas pardavinėti. Nors, aišku, daug žmonių važinėja į Lenkiją, visas kitas šalis ir užsiėmė būtent prekybą, o man tai buvo iš tikrųjų kažkas tai siaubingo ir galvojau, kad tikrai to visiškai nemoku. Bet atsidarius parduotuvę supratau, kad tai tu darai žmonėm gerą, nes parduotuvėlė buvo būtent gyvenvietėj, kurioje mes gyvenam, netoli Nemenčinės. Vėliau atsidarėm dar parduotuvę Nemenčinėj ir supratau, kad tai yra netoks baubas, kaip piešia prieš tai, sakykime, mano pasąmonė. Net važinėjau su Aftalavke po kaimus, kur žmonės pirkdavo duoną savaitę. Ir tai buvo mano toks darbas, kuris galbūt net ne darbas, o jaučiaus kaip padedanti žmonėm išgyventi, nes negalėdavau praleisti nei vieno antradienio. Aš važiuodavau kiekvieną antradienį po tos kaimus ir bendraudavau su visais žmonėmis, kurie ateidavo, nes išpasakodavo visas savo gyvenimo istorijas. O vėliau gyvenimas iš tikrųjų, kom yra įdomus, tom, kad ateina kažkokie pasiūlymai tada, kai tu tam pasiruoši. Nes atėjo toks laikas, kai mane pakvietė į visiškai kitokią įmonę, vėlgi pardavimo įmonę, apie kurią aš prieš tai turėjau keistos nuomonės ir galvoju, kad tas darbas, į kurį mane pakvietė, tikrai ne man. Bet man jau buvo virš 40 ir galvoju, jeigu kviečia į darbą, vadinasi, reikia pabandyti. Tai buvo Istkon įmonė ir man teko kalbėti prie žmonės. Tai man buvo vėlgi iššūkis, nors, aišku, jaunystėje kažkada tai buvau komsorgų, gruporgų, kai reikėdavo kalbėti prieš kursiokus, bet tai buvo toli gražu ne tas, ką reikėjo daryti Istkon įmonėje, nes čia reikėjo, aišku, papasakoti apie gaminį taip, kad žmonės nusipirktų. Ir kalbėdama prie žmonės, aš tikrai buvau 100% įsitikinus, kad aš nemoku pardavinėti ir visą laiką stebėdavus, kodėl žmonės perka. Man tai buvo didžiausias stebuklas, kodėl jie perka, bet pasirodo, kai tu negalvoji apie pardavimus, iš tikrųjų rezultatas būna tikrai labai puikus. Vėliau gavau nerealiai gerą pasiūlymą išvažiuoti į Kaliningradą ir 3 metus dirbau Kaliningrade jau visiškai kitose pareigose, jau pardavimo vadovė, tai yra rinkau žmonės, mokiau jos ir tikrai mokiaus pati iš tų žmonių, visą laiką turėdavau komandą super žmonių, kurie pasiekė žymiai daugiau ir žymiai geresnių rezultatų. Apskritai, manau, visas gyvenimas tai yra vien tik pamokos ir jeigu tu neišmoksti tos pamokos, jisai tau suteikia dar kartą progą tą pamoką išmokti. Taip, iš tikrųjų, užbėgsiu įvykiams už akių. Dar prieš pradedant įrašinėti, jūs pasakėt, kad esate būtent to savidisciplinos programos Drugio efektas įkūrėja, ar ne? O prieš tai dar Drugelių parodą padarė. Tai papasakokit visą čia eigą, ar ne? Prasidėjo tai nuo seminaro su Algirdu Karalium, ar ne? Ir kaip viskas čia vyksta iki šiol, aš suprantu, ar ne? Taip, čia vėlgi mano gyvenimas tom ir įdomus, kad visą laiką kažką keiti, nes jau prieš metus laiko, daugiau ne prieš metus, prieš pusantrų, aš supratau, kad noriu pakeisti gyvenimą ir noriu padaryti kažką kitą, negu dariau kitol. Galbūt tai pastumėjo vėlgi gyvenimo pamokos. Šiek tiek galbūt grįšiu į istoriją, nes būtent dirbant Istkon įmonėj tikrai turėjau super patirties, nes jeigu kas nors nori įsigyti patirtį, tai rekomenduoju būtent padirbėti tokioj įmonėj. Kuom buvo ypatinga ta įmonė? Todėl, kad tai yra tiesioginio pardavimo įmonė ir tikrai
bendrauji su labai daug žmonių. Tikrai labai daug teigiamų emocijų, bet žinoma, kuo daugiau žmonių, tuo daugiau problemų. Ir kai tu esi vadovas, tu turi surinkti komandą, tu turi juos motyvuoti ir tu turi padaryti taip, kad jie užsidirbtų pinigus. Tik tada komanda laikosi ir komanda daro rezultatus. Bet kas yra labai svarbu, kad kokį darbą tu bedirbtum, tu turi būtinai skirti laiko savo. Tu turi pailsėti ir tik tada tu padarysi gerus rezultatus. Aš tikrai persidirbau, manau, žiauriai persidirbau, nes atrodė, kad niekada nėra laiko poilsiui, nėra laiko atostogoms ir tai padarė savo rezultatą. Aš jau supratau, kad aš nebegaliu to įmonėje dirbti, nors turbūt vien tas supratimas nedavo rezultatą. Dievas man davė ligą, tiesiog teko atsigulti ligoninę, turėjau operaciją ir po tos operacijos aš supratau, kad tai yra super pamoka, vadinasi, man reikia kažką pakeisti. Aišku, pakeičiau aš tik po metų, bet pakeičiau ir manau, kad mano gyvenimas pasikeitė nerealiai. Būtent tada, kai aš jau nusprendžiau, kad tikrai keičiu gyvenimą ir išėjau iš darbo, galima sakyti, beveik išėjau, nes parašius pareiškimą, kad aš išeinu iš darbo, aš turėjau beveik 100 dienų atostogų, tiek buvo prisikaupusių atostogų ir būtent gavau pasiūlymą į karaliaus kursus, savidisciplinos kursus. Šiek tiek abejojau iš pradžių dalyvaut, nedalyvaut, bet tikrai labai džiaugiuosi, kad sudalyvavau. Labai džiaugiuosi dar tom, kad jie buvo tuo metu, kai aš vėl grįžau į Kaliningradą porai mėnesių, nes gavau projektą ir man netrukdė niekas aplinkui. Tai yra nei šeima, nei vaikai, nei anūkai man nesutrukdė būtent susikaupti ties to, ką aš noriu, ką aš galiu ir tikrai galėjau atsiduoti, aišku, ir darbui, ir būtent tai programai, kuri atvėrė man akis ir aš pamačiau visiškai kitokias galimybės ir tikrai nebegrįžau jau ir į tą savo tokį užburtą ratą, kur labai dažnai, turbūt labai daug žmonių taip paskutiniu metu gyvena, kai dirba ir atrodo pagyvens kažkada. Galbūt, kai išeis į pensiją, galbūt, kai užaugs vaikai, tiesiog sugalvoja labai daug priežasčių, kada jie turėtų gerai gyventi. O gyventi reikia šiandien, šiuo momentu. Būtent po tų savidisciplinos kursų aš tiesiog užėjau pas savo buvusią darbuotoją, norėjau labai su ją susitikti, nebuvau mačius gal 3 metus ir užėjau į gyvų tropinių drugelių parodą Kaliningrade. Ir taip kyla idėja padaryti tokią parodą Vilniui. Jinai buvo atidaryta 14 metų gegužės 10 dieną Vingio parke. Per nepilnus 2 mėnesius apsilankė virš 6,000 lankytojų ir tai buvo nerealus laikas, nes tiek pozityvo turbūt aš nebuvau gavus per visą savo gyvenimą. Nes labai daug laimingų, patenkintų žmonių praėjo, žinoma, pasakojau ir aš, ir visi, kas dirbo tuo metu, toj parodoj apie tos drugelius, mes tikrai džiaugiamės visi tais ypatingais drugeliais. Ar tai buvo jūsų hobis, tie drugeliai, ar pamatėt Kaliningrade, sugalvojot, padarėt, iš kur pririnko tiek drugelių, kad Vingio parko prireikė? Tai tikrai nebuvo mano hobis, bet galbūt tai tiesiog pamačiau tos drugelius ir supratau, kad iš tikrųjų tie drugeliai skleidžia kažkokią aurą. Ir galbūt tai buvo tiesiog ženklai. O kokie ženklai? Mėnesį prieš tai aš buvau piramidai, žinot, turbūt tokia piramidė, kuri yra Lietuvoje. Ir pavaikščiojus būtent po tą piramidę, kažkurioje tai vietoje atsistojus, aš pajutau, kad liktai aš skrendu. Tai buvo nerealus jausmas. Tai buvo turbūt vienas iš tokių ženklų, kad turėtų būti kažkas skraidančio šalia manęs ir iš tikrųjų atsirado tie skraidantis drugeliai. O antras dalykas, prieš pusmetį buvo mirus mano mama, o drugeliai skaitosi, kad tai yra mirusiųjų sielas. Taigi būtent aš manau, jinai jos atsiuntė, nes iš tikrųjų labai daug skaitė, labai daug žinojo ir aš manau, kad jinai tiesiog davė man dar tam tikrą pamoką. Nes labai dažnai mes iš savo tėvų nesimokom, tuo metu, kai gali mokytis ir tikrai norėčiau, kad visi mokytųsi būtent tuo met, kai dar tėvai yra gyvi. Dažniausiai dėja mes pradedam apie tai galvoti kur kas vėliau.
piramidės, ar ne, ir mama tai buvo įkvėpėja. Kur rado tiek drugelių? Taip, pasirodo, drugelių nereikia ieškoti Lietuvoje. Kai kas užsijama tais drugeliais ir turbūt, kaip nebūtų keista, šiaip paskutiniu metu Anglija apskritai labai daug ką suteikia, net ir drugelius padeda skraidinti į Lietuvą būtent Angliją. Aišku, drugeliai tropiniai, iš tropikų, bet jie būtent perskrido per Angliją. Aišku, tai buvo kokonai, mes atsiveždavom kokonus ir parodos metu žiūrovai, dalyviai galėjo pamatyti, kaip gimsta drugelis. Kas tai yra per stebuklas ir kaip per keletą minučių išsirita nuostabaus grožio drugelis. Na va, tai dabar visi sužinojom, kur galima įsigyti drugelių ir tie drugelių kokonuose. Ir jeigu norite, kilo toks noras, galite parsisiųsti ir savo namuose pasidaryti tropinių drugelių parodą, ar ne? Gimdymo namus, iš principo. Va, o tada grįžkime prie to Algirdo Karaliaus seminaro, savidisciplinos seminaro. Kokia buvo ten eiga, kas ten tokio ypatingo vyksta, kad štai tokie rezultatai, tokie perversmai žmonių gyvenimuose įvyksta? Žinoma, tikrai nepapasakosiu visko, kas ten vyksta, kaip vyksta, nes žinoma, viskas priklauso nuo mūsų. Ir manau, kad galbūt ne kiekvienas pakeitė labai ženkliai savo gyvenimo, o pakeitė tas, kas buvo jau subrendęs tiem pasikeitimam. O turbūt vienas iš pagrindinių dalykų tai, kad nustojo klausytis blogų dalykų. Tai yra neklausais nei radio, nei televizoriaus ir nebendrauji su neigiamais žmonėmis. Tikrai įsiklausai savo mintis, suvoki, kągi tu iš tikrųjų nori. Tai turbūt vienas iš būdų sužinoti, ko nori, tai tiesiog pabūti ilgiau tyloje. Ir keisti savo elgesį. Tai turbūt vėlgi antras dalykas, kas keičia mūsų gyvenimą. Tai yra labai svarbu. Bet tikriausiai mes tokių pamastymų, pasvarstymų kiekvienas turim, kurie matom, kad gyvenimas mums nelabai patinka, ar ne, pasėdim tyloj, pamastom, kad reikėtų kažką daryti, vis dėlto nepadarom. Tai kuom ypatingas tas savidisciplinos seminaras, kad, konkrečiai galbūt savo atveju papasakokit, kas ten įvyko, kodėl išdrįsot ir vis dėlto padarė tą parodą ir kaip toliau ten viskas vyko, nes šiek tiek daugiau papasakojote ar ne prieš įrašą. Kągi, tikrai negaliu pasakoti visko, kas ten buvo to seminaro metu, bet galiu papasakoti apie, sakykime, poveikį, nes tikrai seminaro metu labai daug įvairiausių užduočių, kurie tiesiog galbūt keičia tam tikrą mąstymą, bet man padėjo dar tas, kad aš jau buvau parašius pareiškimą išeiti iš darbo. Tai aš jau, galima sakyti, buvau išėjęs iš darbo ir man reikėjo kažką keisti. O, sako, žmogus dažniausia pradeda keistis tada, kai jisai kitokių galimybių neturi. Kai jisai tiesiog įspraustas į kampus. Žinoma, įsispraudžiu į kampą aš pati save. Tikrai niekas nevertė mane tai daryti ir tikrai niekas manęs nebuvo išvaręs iš darbo. O atvirkščiai, aš manau, buvo tam tikras šokas direktoriui, kai aš nunešiau pareiškimą ir padėjau ant stalo. Tiesiog buvo atėjęs laikas kažką keisti, o jeigu atsigręžus į savo ankstesnį gyvenimą, tai kas 10 metų aš tikrai dariau super kardinalius pokyčius savo gyvenime. Keičiau absoliučiai viską, ką dariau prieš tai. Todėl atėjo tie drugeliai. Galbūt dar dėl ko tie drugeliai atėjo, nes būtent per tą savidisciplinos programą aš savo buvau užsirašęs keletą tokių tikslų, vieną iš kurių aš dabar prisiminiau, aš labai norėjau patekti į televizorių. Tai buvo vienas iš dalykų. Žinoma, aš žinau, kad aš moku mokyti žmonės, tikrai turiu labai gerą patirtį būtent pardavėjų mokymo ir galbūt vienas iš tokių mano pagrindinių arkliukų, tai kaip patikti iš pirmo žvilgsnio ir kaip išmokti mylėti žmonės. Tai yra kaip padaryti taip, kad tau kiti žmonės patiktų. Norėjau tikrai mokyti žmonės tų dalykų ir norėjau, žinoma, kaip ir sakiau, patekti į dėžutę, tai yra patekti į televizorių, bet galvoju, kad tai bus visiškai kitom priemonėm, nes viena dar iš tokių mano svajonių, kol kas tolimesnių, bet aš suprantu, kad tai iš tikrųjų labai greitai irgi turėtų realizuotis, tai įkurti
pagyvenusių žmonių namus, būtent vienišų žmonių namus, kur jie galėtų tikrai laisvai bendrauti ir nesijausti vienišais. Būtent atidarius gyvų tropinių drugelių parodą, pačią pirmą dieną atvyko iš televizijos, iš laidos Mūsų gyvūnai korespondentai ir nufilmavo pirmą mano interviu. Po to buvo atvažiavę iš Lietuvos televizijos, iš Labą dieną Lietuva. Ir labai daug žmonių pamatė tą reportažą ir kas įdomiausia, tikrai tie žmonės, su kuriais aš gal nebendravau jau 10 metų, man pradėjo skambinti ir sakyti, vau, kaip tu gerai atrodai, kaip tu gražiai moki kalbėti. Ir žinoma, tai mane dar paskatino kažką dar įdomesnio sugalvoti ir tikrai paskatino kažką tai daryti daugiau ir pradėti savo seriją seminarų. Tai viena iš priežasčių. Antra priežastis, dėl ko aš būtent pradėjau vesti programą Drugio efektas, vienas pažįstamas, kuris kartu su manim dalyvavo savidisciplinos programoje Karaliaus, tai yra Dainius, kuris norėjo pakartoti dar kartą tą programą, nes būnant komandoje, tu pasieki kur kas daugiau. Nes mes po vieną, žinoma, savo susigalvojam planų, susigalvojam idėjų, bet kartais tiesiog po to surandam labai daug priežasčių to nedaryti. Mes galim pradėti bėgioti, vieną dieną, 2-3 savaitę pabėgiojam, po to susitarėm su savim ir nustojam bėgioti. Bet kai tu viską tai darai komandoj, kad ir nematant vienas kito, bet žinai, kad kitas irgi tai turi daryti, tai žymiai lengviau yra. Taigi Dainius pasakė, davai pakartojam tą savidisciplinos kursą. Man kažkaip labai patiko ta idėja, bet aš pagalvojau, negi mes dabar klausysim įrašą ir kažkaip tai nebendrausim gyvai. Aš sakau, gerai, vau, aš padarysiu tai pati, aš tiesiog galėsiu pravesti tą savidisciplinos programą panašią. Žinoma, paskambinau Algirdui, pasiklausiau, ar galiu kažką daryti ar ne, gavau jo leidimą ir netgi gavau pavadinimą. Būtent pavadinimas Drugio efektas, tai yra Karaliaus palaimintas pavadinimas ir manau, būtent todėl jisai tikrai turi pasisekimą. Pirmoj laidoj Drugio efekto dalyvavo 12 žmonių. Žinoma, ne visi praėjo visą programą, nes tikrai ta programa yra pakankamai sunki. Gyvenimą pakeisti nėra labai lengva. Kas yra labai svarbu, labai sunku galbūt sulaukti to pakeitimo. Nes kiekvieną dieną, žingsnis po žingsnis reikia žengti į priekį. Čia lygiai taip pat, kaip jeigu jūs norit užauginti pupą, ją reikia pasėti, tiesiog reikia pasėti į žemę. Po dienos, jeigu jūs pasižiūrėsit, kas ten yra, tai tikrai pamatysit tik tai vieną tą pačią pupą. Ir po savaitės jūs pamatysit tą pačią pupą, niekas nebus pasikeitęs. Pupa sudygs gal po 2 savaičių, gal dar vėliau. O kad išdygtų, tai reikia tikrai palaukti net ne 1 mėnesį, kad užaugtų tas augalas. Taip, lygiai taip pat ir su mumis visi pasikeitimai vyksta tikrai ne taip greitai, nes tas, kas mes esam dabar, tiesiog yra žingsnis į mūsų ateitį. Taip, aš matau, kad jūsų įkvėpėjas iš tikrųjų buvo Algirdas Karalius, jeigu neklystu. Kernagį knyga, ar ne? Perskaityta 12 metų, tikriausiai tai buvo pats pirmas toks pasėta pupa. Sakykime, tai galbūt buvo ta pirmoji pupa, kuri buvo pasėta jūsų pasąmonė, ar ne, jūsų širdį, jūsų protą. O ką jūs galvojate apie žmonės, kurie iš tikrųjų dalyvaujate ir jūsų seminaruose, ir Algirdo Karaliaus, ir šiaip panašiuose, ar ne, savidisciplinos ar motyvacijos seminaruose, nori tų pasikeitimų, gal ir stengiasi, kažką daro, bet pritrūksta kažko, tai vat, ko jiem pritrūksta, ką jūs galėtumėt patarti, jau galima sakyti ir iš savo patirties, ar ne, vis dėlto pravesti seminarai, buvo pokalbis su tai žmonėm, galbūt rašo, klausia, guodžiasi, ar ne, kad nepavyko, tai ką reikėtų tada daryti, kaip save priversti, arba galbūt reikėtų susirasti savo žmogų, kuris eitų kartu, galbūt reikia mokytojo, kuris būtų kartu. Žinoma, pirmoje eilėje tai reikia atkaklumo. Ir kodėl sukurta būtent mano programa Drugio efektas,
tam, kad tikrai būtų lengviau viską pasiekti. Nes panaudojus komandos jėgą mes tikrai pasiekėm kur kas daugiau, negu mes darom po vieną. Žmogus jau taip sutvertas, kad su savim labai dažnai susitarė. Atrodo, tikrai pasižadi savo labai daug, bet praeina viena kita diena, kažkaip tai atsipalaiduoji, susitari ir vėl prasideda viskas iš naujo. Drugio efektas skirtas tam, kad susiburtų vienminčiai. Labai dažnai, būnant po vieną kažkur atskirai, turim šalia artimuosius, kurie nesupranta, ką mes norim. Nesupranta, kodėl mes norim pasikeisti, atrodo viskas normalu, viskas gerai. Ir šalia savęs tiesiog nerandi palaikymo, o dažnai netgi atvirkščiai. Šiek tiek noriu dar pasakyti apie tai, kokios aš matau asociacijos būtent su mūsų įvairiom svajonėm ir tiesiog norais. Šiaip kiekvienas žmogus turi labai turbūt daug svajonių ir aš jas noriu palyginti su drugelio kiaušinėliais. Kiekvienas drugelis padeda apie 500, gal 1000 kiaušinėlių ir turbūt kiekvienas iš mūsų panašiai tiek pat turim svajonių. Bet kai kurios svajonės taip ir lieka svajonėmis, tiesiog kiaušinėliais, nes toli gražu tikrai ne iš kiekvieno kiaušinėlio išsirita vikšriukas, bet iš būtent kiaušinėlio išsirita vikšriukas, kuris aplinkiniam visiškai nėra gražus. Ir labai dažnai jie peikia visas tas mūsų svajonės. Jie sako, kodėl tu tai darai, taigi negražu, taigi neįdomu. Ir labai dažnai pradedam tikrai abejoti, ar mes tą darom, ar tikrai to reikia daryti. Galbūt vis dėlto ne, galbūt mes paklausysim aplinkinių ir nedarysim to. Taigi būtent iš to 100 kiaušinėlių išsirita galbūt 50 vikšriukų, o jeigu mes klausom aplinkinių, tai kartais tie vikšriukai dėja net nebeturi ką valgyti ir tampa kokonais. O būtent ištvermingiausi vikšrai tampa kokonais. O čia jau yra dar įdomesnė būsena. Ta būsena, kai reikia išlaukti. Kai jau atrodo iš tikrųjų labai daug padaryta ir reikia tik tai išlaukti, kol gims drugelis, išsiris drugelis. Ir šita atkarpa turbūt yra pati sunkiausia, tuomet, kai tikrai mums labai reikia, kad šalia būtų žmogus, kuris mus palaikytų ir padrasintų. Ir tik tuomet mes galim pasidžiaugti būtent savo išpildytą svajonę. Bet jeigu mes sulaukiam to momento, kai drugelis išsirita, tada jau visas pasaulis džiaugiasi. Tada jau visi stebisi, kaip tau čia pavyko tai padaryti. Koks žmogus buvo šalia jūsų? Šalia manęs, galbūt nebuvo tikrai tokio konkretaus žmogus, kuris būtų šalia manęs gyvai, bet aš manau, kad būtent šios visus metus man padėjo pasikeisti būtent mano mama. Tai tas žmogus, kuri galbūt labiausiai pajutau tada, kai jos netekau. O dar vienas žmogus, kuris tikrai man labai padėjo šiuo atveju, tai mano vyresnioji dukra. Ji man buvo parašius laišką. Ir parašė tą laišką būtent po mano operacijos. Bet jinai parašė tą laišką anglų kalba, nes puikiai žinojo, kad aš noriu išmokti, bet kaip nebūtų liūdna, dar vis neišmokau. Bet per karaliaus kursus, savidisciplinos kursus, aš pasiėmiau tą laišką ir verčiau. Ir aš išsiverčiau pagaliau tą laišką, tikrai jau visą perskaičiau nuo iki ir nerealiai džiaugiaus to laišku. Nes emocijų buvo nerealiai daug ir aš manau, kad kiekviena mama turėtų turėti tokį laišką. Nes labai dažnai mes nesugebam padėkoti savo tėvams. Nedrįstam galbūt, kaip tikri lietuviai, negali išreikšti savo emocijų. Tas laiškas tikrai suteikia tvirtybės, suteikia pasitikėjimo ir suvokimo, kad tu tikrai esi mylimas žmogus. Manau, būtent tas laiškas labiausia
didžiausia padarė įtaką. Iš tikrųjų dabar ir aš susimašiau ir tikiuosi mūsų klausytojai, ar mes padėkojom savo tėvams. Teisingai sako, džiaugtis savo tėvais, mokytis iš jų ir dėkoti jiems, kol jie yra gyvi. Na, jeigu jau nėra galimybės, tikriausiai reikia parašyti laišką ir, kaip aš sakau, sudeginti pavėjui, kad tas laiškas pasiektų širdis tų, kurių nėra žemėje. Bet tai nereiškia, kad jų iš viso nėra. O dabar irgi kyla klausimas, pradėjote užsiminėti savidisciplinos mokymais, ar ne? Knygos irgi, kurias skaitote ir tai, ką kalbat, jaučiasi, kad jumise gyvena ta pozityvizmo idėja, pozityvios mintis, šviesus žvilgsnis į ateitį. Ir dažniausiai tai iš tikrųjų mes siejam pozityvizmą, tai požiūris, ar ne, kitoks į žmogų, į aplinkinius, į save patį, aišku. Ir į žmonės, kurie sugeba iš tikrųjų gražiai žiūrėti į pasaulį, mes vadinam juos, bent jau aš vadinu juos sėkmingai žmonėmis. Ar ne, žmogus, kuris į problemą, į kurią kitas sureaguotų labai skaudžiai ir galvotų, kad visas pasaulis griūva, ar ne, pozityvus žmogus vis dėlto pamato kitą kampą, kitą galimybę. Tai ar jūs galite save įvardinti kaip sėkmingą žmogų? Kas jums yra sėkmingas žmogus? Žinoma, aš galiu save įvardinti kaip sėkmingas žmogus. Kažkada, galbūt net 20 metų atgal, aš apskritai pagalvoju, kodėl man taip sekasi, kodėl visi dėjoja aplinkui, o man taip sekasi. Šiaip aš iš tikrųjų labai sėkmingas žmogus ir išskirtinis, nes gimiau traukinį. Tikrai nedaugelis gali to pasigirti. Tai vėlgi kažkoks tai ženklas. O kas yra sėkmė? Tas, kad tu gali gyventi šiuo momentu, tu gali pamatyti pasaulį dabar, koks jisai yra gražus. Ir tikrai galiu pasakyti, kad nesvarbu, kiek tau yra metų, tu gali bet kada pasikeisti. Turbūt mes pamatom visiškai kitus dalykus kitų momentų. Tada, kai mes esam pasiruošę, mes pamatom tą, ką mums reikia pamatyti. Pasakysiu tokį pavyzdį. Turbūt visi puikiai žinot žodžius, iš Biblijos žodžius, mylėk artimą kaip patį save. Nežinau, kaip kas priema tos žodžius ir kaip kas juos supranta. Dažniausia visi įsivaizduoja, kad reikia mylėti artimą. Prieš kokius 4 metus aš žiūrėjau vieną rusišką filmą ir ten popas aiškino vienai paneliai, kuri buvo labai sunkioje situacijoje. Ir jisai jai sako, kad Biblijoje yra parašyta, mylėk artimą kaip patį save. Jeigu tu nemyli savęs, tai kaip tu gali mylėti artimą? Ir man tie žodžiai buvo kaip perkūnė, kai giedras dangus yra. Tai kažkas tai nėra, aš tik tada suvokiau, kad tikrai pirmoje eilėje reikia mylėti save. Ir tik tada tu sugebėsi mylėti artimą. Būtent tai galbūt leido man suvokti, kad aš turiu pailsėti tam, kad galėčiau perduoti visus savo gerus jausmus ir visą savo meilę kitiems žmonėms. Ir tai man leido reikšti jausmus visiškai kitaip, nes galbūt tai yra tautos bruožas, lietuvių bruožas, labai didelis uždarumas ir mes nemokam apkabinti savo artimo ir labai retai jiems sakom, kad mes juos mylime ir labai retai dėkojam. Galiu pasakyti, kad aš turbūt jau keletą mėnesių, nežinau tiksliai kiekvieną rytą dėkoju. Dėkoju už kažką, už tą, dėl ko norisi dėkoti. Ir tai darau ne tik žodžiu, bet tai rašau. Ir manau, kad tai labai didelį įtaką daro mano gyvenimą. Jisai keičiasi ir jisai tikrai gerėja. Iš tikrųjų nuostabu ir gera klausyti tokius žodžius. Taip, tai aš iš tikrųjų labai dėkoju už kitą klausimą Jurgiui, kuris taip tyliai, kantriai klausosi mūsų pokalbio, pašnekėsio ir pats vairuoja. Iš tikrųjų didelis ačiū Jurgiui. Ir jo klausimas yra štai toks. Apie jūsų vyrą. Ar jūsų vyras jums padeda, jūs palaiko, ar priešingai draudžia ir sako, kad kažkokiam čia nesąmonėm užsiminėjai, palik visą šitą. Kaip yra vis dėlto santykiuose su vienu artimiausių žmonių? Tikrai dėkui už tą klausimą ir galiu pasakyti, kad šiaip viskas priklauso būtent nuo to, kaip mes norim. Jeigu kažkada anksčiau būčiau į tą klausimą atsakius vienaip, tai dabar galiu pasakyti, kad tikrai vyras man padeda visur ir visada. Galbūt tikrai nedaro to, ką aš darau, bet kur tik tai gali padėti, tai tikrai padeda. Jeigu per savidisciplinos kursus negalima buvo žiūrėti televizoriaus, tai jisai ir nežiūrėjo to televizoriaus. Tiesiog tikrai padaro visas sąlygas, kad aš daryčiau tai, ką aš noriu daryti. Ir kažkada, tai sakykime, prieš 7 metus, kai aš važiavau į Kaliningradą ir aš jo paklausiau, sakau, ką man daryti, man siūlo nuvažiuoti į Kaliningradą dirbti. Jisai pasižiūrėjo mane ir sako, jeigu
aš tau uždrausiu, taigi tu bambėsi visą gyvenimą. Tai buvo jo toks posakis. Tai buvo senai ir aš manau, kad dabar mūsų santykiai yra šiek tiek kitokie. Tikrai jie žymiai yra geresni. Ir aš tikrai dėkoju būtent savo vyrui, kad jisai su mani 34 metus. Turbūt tiek ilgai mažai kas gyvena. Nuostabi statistika, ar ne, tikriausiai reikėtų pasakyti taip. Tai labai dėkoju Jums už pokalbį, už šitą laiką, kurį praleidom kartu. Iš tikrųjų dabar, brangus klausytojai, Jūs esat naujos, besimesgančios draugystės liudininkai, kuri užsimeskė čia mašinoje, kur sėdi 3 šaunų žmonės – Jurgis, Jūratė ir aš. Dar kartą dėkoju Jūratei, dėkoju mūsų vairuotojui Jurgiui ir tikrai labai kviečiu kiekvieną, kuris norit pasidalinti savo sėkmės istoriją, savo gyvenimu, galbūt savo rūpesčiais. Rašykite man drąsiai į maria.gloria.luksa@gmail.com. Marija Glorija rašykite be J raidžių. Būtinai Jūs pasikviesiu, kaip matote, pokalbį galima pravesti ne tik įrašų studijoje, restorane ar gatvėje, bet taip pat automobilyje, kur važiuojame į puikius mokymus. Likite laimingi ir iki kito karto.